Šiandien pakalbėkime apie žarnyną, juk žarnynas yra mūsų antrosios smegenys ir labai yra svarbu jį žiūrėti, ką mes dedame į burną, nes sveikata ir grožis prasideda būtent žarnyne. Iš skrandžio suvirškintas maistas patenka į plonąjį žarnyną, o ten maistinės medžiagos absorbuojamos ir patenka į kraują ir išnešiojamas po visą organizmą. Taip žarnynas mums suteikia maisto medžiagas ir energiją. Žarnynas yra mūsų vidinė kanalizacija. Namuose aš savo kanalizaciją užkišau per pusę metų, o šios vidinės nesugebėjau užkišti net per 60 metų. Nors ten galima rasti maisto atliekų 10-15 metų senumo, žinoma, mes nepamatysime, ką suvalgėme tuo metu, nes jos pavirtusios juodo akmeniu ir prilipusios prie žarnų sienelių. Žinoma, kad jos mus nuodėja, o toksinai su krauju išnešioja nuodus po visą organizmą. Kai žarnynas užterštas, prasideda visos ligos. Susidaro išmatų akmenys, tulžies pūslės akmenys, inksto akmenys. Aš jau nekalbu apie kirmėles ir parazitus. Taip pat atsiranda artrozė, netgi reumatoidinis artritas gali atsirasti, taip pat aterosklerozė ir žinoma storosios žarnos vėžys išsivysto. Taigi visos ligos prasideda būtent žarnyne. Ir labai didelė problema, jeigu yra užkietėję viduriai, tai ne šiaip savo problemėlė, bet tai didžiulė problema. O kaip mes kovojame su užkietėjusiais viduriais? Dažniausiai tai geriame laisvinamuosius, bet nuo šitų laisvinamųjų atsiranda priklausomybė ir laikui bėgant žarna tampa kaip vamzdelis ir jį gali sulūžti. Taip turėsime iškirpti gabalą žarnos. Tai kągi daryti, kaip išsivalyti žarnyną? Na, čia irgi yra bent keli valymo būdai. Tai ir Tulčinos metodas, kada žarnynas yra išplaunamas, bet tada išplauname ir gerąsias bakterijas bei mikroflorą. Taip pat, čia kaip sakiau, yra klizmos ir laisvinamieji. Šitie šiek tiek pravalo storai žarnyną, bet plonasis taip ir lieka užterštas. Dar yra skaidulos. Tai natūraliai išvalo žarnyną, bet ir pamaitina gerąsias bakterijas, kurių mūsų organizme yra apie 3 kg. Taigi šiandien tiek.